Pirmą būstą pirkdami žmonės dažniausiai būtą, kuriame gyvena šiuo metu nuomojasi. Tai kuo ilgiau įsitęs būsto įrengimas, reiškia, tuo ilgiau žmogus turės mokėti nuomos mokestį, lygiai grečiai dar mokėti paskolą už naują būtą. Todėl įrengimo terminas yra labai svarbus. Taip pat dėl darbo organizavimo. Turbūt kiekvienam yra svarbus ir brangus mūsų asmeninis laikas. Tai samdant įmonę, visų darbų organizavimo, medžiagų tiekimo rūpintis darbų vadovai. Samdant atskirus meistrus, viskuo reikės rūpintis pačiam. Tiekti medžiagas, jas nešti, jas užsakinėti. Jeigu pritrūko medžiagų, skubiai pristatyti į objektą. Nes darbuotojai, kurie dirba jūsų objekte, jie dirba už padaryti darbą, o ne už darbo valandas. Tikiu, kad tiek įmonės, tiek meistrai turi atlikti darbą kokybiškai. Tačiau ir pas vienus, ir pas kitus pasitaiko defektų ir visokių situacijų. Turbūt esminis skirtumas tarp įmonės ir meistrų yra tas, kad atsiradus defektams įmonės atsakomybę už savo darbuotojus ir už kokybę prisims nedelsiant ir sugebės identifikavę problemą jie greitai išspręsti. Su meistrais truputį sunkiau. Jums pačiam teks įrodinėti, kad tai yra defektas, kas jį padarė, kas už jį atsakingas ir jeigu reikės kažkokių papildomų resursų tam defektui sutvarkyti, tuos pinigėlius reikės pačiam reikalautis. Jeigu atsiranda defektų ir įmonė savo garantijų netvarko, visada yra teisinis kelias, kuris gali priversti įmonę savo defektus ištaisyti ir juos atsakyti. Dirbant su meistrais, labai retai, kada yra pasirašinėjamos darbų rangos sutartys, todėl prisikviesti meistrus ištaisyti savo defektus gali būti labai sudėtinga. Įmonės dirbdamos objektuose turi ir civilinės atsakomybės draudimus. Jeigu, tarkim, ištiktų kažkokia nelaimė ir statybos metu būtų užpilti kaimynai ir padaryta žala, tai įmonės žalą atlygintų pačius arba remiantis savo draudimo polisu, o dirbant su meistrais, greičiausiai nuostolius reikėtų padengti jums kaip buto ar turto savininkui. Jeigu norite kokybės, garantijų, saugumo ir dar sutaupyti, tai būtinai kreipkitės į visus darbus atliekančius rangovus, šiuo atveju į Būsto viziją.